Pasiruošę? Kas laimės šiandien varžybos mūsų? Kas laimės Gargždų bangą? Oi, gerai, Gargždų banga. Viskas, mes atstovavim Gargždų bangą vadinas. Parodys, kur plauksim. Ai, ir dar gerbimieji, čia yra vienas neįdomesnių dalykų. Kelionė į tašką, kur žvejosim. Čia pradedam. Tai čia gaunas apie kiek? 8 kg į vieną pusę? Aha. Silbojant, čia yra 40. Čia mes jau buvom. Nu tai gal... Čia dar 20 papildomų. Tai 100 kg į vieną pusę, tai 120 pirmyn atgal. Čia yra labai toli. Oi. Va, atvykom. Dabar su tokiais piningėliais. Pirmas kibimas buvo Artūrai. Pasikirtę buvo, bet nepatraukiai. Viltis durnių motina. Teleloto tėvas. Nu, delfiniukų kur tu? Pasirodysi dar. Yra? Nuėjo vėl? Ir tau nuėjo. Nu, ar pamatysim pirmą žuvį po 4 metų pertraukos. Kur jis yra? Vyksta kėlimas. Jeigu saida, aš išvarau naktį namo dabar. Menkia ir graži. O, Vyrutė! Vyrutė, labas. Nu, rodyk tą grobį, blemba. Va taip. Biški purškė lietutis. O, prasisuko, netgi užviržiam jau stipriau. Davai, dirbi, Ramūnai. Dirbi. Ten saulė šviečia, čia lietus lyja. Nu, čia gal kažkas įdomesnio, gražesnio. Toli dar? Ar nejauti? Kažkas pareina. Menkė. Kabliukas paruoštas, bičiuli. Paimk, išsitrauk. Oba. Yra. Baby. Bet šitą menkę. Ramiaus tai yra pingvinukas. O jinai turi kažkokį kitą guminuką burnoj. Kieno? Sakai, kieno? Artūras sako, klasika yra klasika, užsidėjo pilkerį ir menkė per pilvą. Nu, bet žinai, į pilvą, kai pataikai, jinai varo gerai. Šitos neįman. Nu, mūsų kolegos šiandienos varžybose sakė, jau pilną dėžę turi. Ir sakė, galim atplaukti. Oi, kaip čia banguoja, ir man sunku nufilmuoti. Sako, atplaukit. Sako, atplaukit prie mūsų. Jie dalinasi savo lokaciją. Tai esam va tiek vieni nuo kitų. Nu, mes irgi turim, nėra, kad neturėtumėm. Kalk metrinę nafik. Kalk metrinę. Gali. 1,5. Jau, va. Yra kažkas rimtesnio pas mane. Pagaliau ir mano kiemą atėjo šventė. Vilkai laivą, ble. Tu, ble, čia su pilkeriu esu, čia neįmanoma neįvilkti. Oi, neįmanoma. Oi, neįmanoma. O. Pagaliau. Tau videose. Nebaig, nedėk į kamerą. Tau video. Tau video, tai ta kamera gal menkė gal vlogina. Rošia rusiškai irgi užmėgti. Faina. Kad ir kaip sunku. Duok telefoną. Sakai, bada telefoną. Kaip grįžt nori. Aš tik pradėjau įrašinėti. Palauk, nukirpsim. Tai jau šausi vieną. O tu partrauksi ar čia maivais? A, yra, matas kur nors. Šliuža. Šliuža. Suvilioji šliuža vis tiek, ne? Šitą. Nu, nebefilmuok jau, man grįžk į paliavą. Ne. Tada tiek svargis laikės. Ką turim? Turim pirką. Kažką baisaus. Meškerė perlinkus, pradėjo važiuoti, buvo užmesta. Turim liksną pirkti. Valas važiuoja po biškį. Bus otas. Pasisvink. Po biškį čia praeit. Noriu nufilmuoti. Komentarą, kad ir nueis turėsi, žinok,
Linksmas atrodyti ant veido. Oi! Davai, žiūrėk, ištraukyk. Turim valtį turėti. Tu jau pasiruošęs kablį? Nu, gerbimieji žiūrovai, kol traukiama, kažkokia didelė žuvis pagaliau, prieš paskutinę dieną. Galimai tai gali būti geras sotas, nu arba milžiniška menkė. Bet ilgai vis tiek nuo dugno yra traukiama, čia koks gilis, 7 metrų kažkur? Ai. Ai, tai vijosi, iš kem metrų gilio kažkur. Ir kai mes dreifavom, jinai buvo užmesta. Ant saidos buvo užmesta. Pilkeris ir saida. O aš tikiu. Svarbu, kad gerai būtų įsikabinęs, blemba, žinai. Blemba, aš kaip nekantrauju pamatyti. Matau jau. Otas! Turim, otą. Yes, sir! Palauk biškį. Kur aš daug? Keliam kartu. Palauk. Jo, ateikit čia, aš atsisėsiu į vidurį, blemba. Avilksit į valtį? Daužysis dabar, ble. O, kaip tik. Čia peilis. Čia jisai cypia. Prispaudė. Nice. Yeah, buvo. Kaip ten sakė, reikia šaukti, ne? Ei, gerai buvo įsikabinęs, ne? Pasidėk meškeriai galą. Čia reiks fotkelį dėti, žinok. Oi! Vos neiškrito iš laivo, ble. Oi, čia kol kas video dar. Bum, monstriukas. Tai ką, į laivą buvo? Šiandien nebereikal paimtas gėrimas. Nu, aš nesakei, reik paimti. Nu. O, tas dar suspurdėjo. Davai. Va, demonstruojama sistemėlė, ant ko buvo šitas otas pagautas. Pilkeris ir apačioje uždėta saida nedidelė. Ir tiesiog paliko vidury kažkur, ne? Kažkur nieko. Nu vidury, nedugne. Ne, buvo apie koksai metrų. O čia gilis apie 7. Labą dieną, Artūras, iš Tagos 4 laidos nei vyno ir nei vyno. Pasakykit porą žodžių su savo Nu, ėjo neblogai. Buvo pagautas otas, buvo pagauta daug menkių buvo pagauta. Gerai. Palauk, aš norėjau gražiai pradėti. O ką jūs galėtumėt pasakyti apie kelionę namo? Gal paklausti, ką Arūnas pasakys apie kelionę. Sveikas, Arūnai. O, išpūtėm mikrofoną, ble. Nu tai viskas. Dar vieną kartą. Palauk, aš užbaigsiu video. Nu ką, gerbėmiai, šiandien dienelė buvo rimta. Sveiki, turiu dar vieną mikrofoną. Oi. Vakar, kažką nori žiūrovai perrašyti. Labą dieną! Kaip jūsų dienelė praėjo šiandieną? Neblogai. Gerai, viskas, užbaigėm šiandienos žvejybos video. Buvo galingiausias visos savaitės žvejyba. Nemanau, kad rytoj dar išviršuosim, bet bandysim. Nu, mes per 2 ekipažus šiandien tiek privarėm žuvės. Čia yra kosmosas. O, klon vaikina! Į fabriką. Labą dieną. Sveiki! Julija, kas nori? Nori bučiuotis gal? Pasiruošę? Pjausnelėms? Nu va, Artūras pakoja
Šiandien tiek privarėm filė. Čia aišku dalinamės ant 3, čia jau yra maišeliuose, ką vakuumuojam ir viskas keliausia į kelionę. Už tavo gimtadienį nebuvom dar atėję. Nebuvom dar geriau. Į vietinį barą daužam. O reikėjo būtinai pasakyti, kiek kainavo. Rytoj išbandysim dar kitokią žvejybą su akumais. Bet ne ant elektros, o ant elektrinių ričių. Nes žvejosim virš 200, gal net 300 metrų gylį. Trauksim ešerius. Na, prieš tą sekančią dienelę dar leiskite man pristatyti Semkės merčą. Kas jau matė, yra lydekėlės lietuviškos ir ešeriukai gražus lietuviški. Ir aišku, turėjau nemažai susidomėjimo dėl graviruojamų šitų bonkučių. Tai jeigu susidomėjot, nežinau, ar jau įkėliau į webą, jau galite užsisakyti tiesiogiai, ar vis dar reikia parašyti man. Tokį dizainą aš jums sudėliosiu pats, kita įmonė išgraviruos ir žinoma, tokias dovanėlės galite dovanoti savo tėvukams, seneliam, ar šiaip kas mėgsta žvejoti, o gal net ir savo. O šitos galite tiesiai į webą įsigyti. Liniuotės, raktų pakabukai, matuoti jūsų rekordams. Tai užsukite į semkes.lt, o mes varome žiūrėti, kas buvo toje kitoje dienelėje. Labą rytą, šiandien pagaliau pirmą sykį išsimiegojom. Ramūnas ant tiek galingas, kad jau turi jėgos nešti 2 benzino kanistrus į laivą. Tai va, dar parodysim greitai, kaip atrodo. Benzo procesas. Mes turim visada pilti savo benziną. Kiek jau plaukiam, kiek išdeginam, čia yra ant mūsų galvos ir ant mūsų kišenės. Nu, šiuo metu ant Ramūno, jis po to dalins ant visų. Oha. Šiaip tingiu kažką komentuoti šiandien. Nu, Nu, bandyk. bet gerai, gal biškutį. Labą dieną. Pavyzdžiui, tas bakelis sveria kokį, nu, kiek? 3 gal kilų. Bet jie labai neina panešti. Bet jeigu ota 50, tai jisai... Tai va, bakeliai taip atrodo paprastai. Čia gale turim 2. Vienas pajungtas. O aš tada ir įstatysiu kitą. Oba. Jie vat per šitą šlangutę labai lengvai nusimauna, kai baigėsi, permauniu ant kito ir viskas. Ir skrendi toliau. Tai vakar ilgoje kelionėje mes išnaudojom beveik 3 bakus. Tai viena kelionė kiek kainavo mums? Šiaip pamastymai. 5 eurų vienas bakas. Tai apie 100 su virš eurų mums kainavo vakar pagauti otą ir pagauti tas visas menkes. Ir pagauti tas visas emocijas. Va, ir emocijas. Už emocijas negaila, už kelionę nafik. Tai žodžiu. Ai, dar vienas klausimas buvo. Brolis ir kas sakė, kaip ten saugumas viskas. Esmė yra tokia, kad mūsų aprangos jos yra sandarios ir jeigu įkrenti į vandenį, tu su juom neskęsti. Tai papildomų liemenių nereikia. Kur? Ai, ir va, mes dar turim Patrikų čia. Sveika. Žiūrėjau dar plekšniukė. Nežinau, ar spėjau papilmuoti. Ir režis kažkoks. Va. Žiūrėkit šitų ežių. Matau. Pons vairuotojau, žinok, reikia plaukti čia lėtai, nes gausi čia, kur ir tas vietinis. Vakar gavom biškį velnių vietinis čia. Ei! Šaukia. Šaukia, helveta! Fast godu! Sako, per greit važiuojat, pidasai. Leitas dėti titras. Tai ką čia pasakėjai? Tai... Per greit važiuojat, taip gali. Tai po to. Alvydui problemos. Mes galim ir pasiginčyti. Alvydas sakė, reikia 5 važiuoti, tai mes praktiškai 5 ir važiavom. Visas gazas, nu. Mes net nevažiavom 5, mes gal ant 2 įvažiavom, tai iš viso. Kas čia kalena? Tu galvoji otas? Galvoju otas. Ne, galvoju barškė, narvonis. Nu ko? Atplaukėm į ešeriną. Kokį gylį rodo? 108? Gylis 180 metrų. Rišam. Turiu duoti? Jo. Tu irgi gali duoti, čia ta kamera viską mato aplinkui. Čia kamerikiai įrašinėja. Čia Ramūnas apsimeta, kad vairuoja. Čia Artūras jau žvejoja. Čia aš galvoju. Osimas jau rimuoja. Osimas jau rimuoja ir galvoja, ar atidaryt priekinį tą skyrelį ar ne.
Nieko, pamėginam sulaukti pirmųjų ešerių ir tada. Ai, bet negreit šitą. Tai gali, va. Bet nereikia tai greitai. Geras. Čia rodo, kiek metrų liko, ne? Tai ar mes toks sustotas, žinai. Jo, va, sustoja ant 5 metrų. Ties 5 metrais sustoja ir jau turi paskutinius. Žiūrėk, yra kažkas. Yra šerys, matau vienas. O, yra, žiūrėk. 2. Yra, 3. Čia gražus, žiūrėk, vienas. Nu. O, vaikinė, turim. Šitas koks. Pirmą. Gražus šitas. Pakelk, parodyk, kaip pakelsi. O! Vienas į dėžalę. Tai pirmojų, kiek ešerių? 3. Ir visi ešeriai? O tu sakei, saidelė. Tik jau tokie mažesni, šitas tai įskelbų gražuolį. Aha, kiti biški mažesni. Vieni gali sakyti, kad yra tinginio žvejyba su elektrinė, bet kai reikia iš 200 metrų parlupti, su rankom bandėm prieš kelias dienas. Nafik. O dabar va, keletą metimų padarėm, jau tiek ešerių turi. Nu, kas pas Artūrą dar ešerių? Tai tokia paini sistema yra, gerbėmėjai žiūrovai. Labai daug kablių ir jeigu jie kur nors susipainioja, tai būna labai nemalonu. Eik, tu vėgelė, ne? Ko jinai norėjo? Ir šitų vėgelių mes labai nenorim, bet matot, kas jų nori. Šitie jie labai čiumpa, o kad ir kaip bebūtų gaila, bet kai partraukia iš tokio gylio, slėgis pasikeičia ir žuvis jau nebegali panerti, puslė išsipučia ir jos lieka ant paviršiaus. Ir va šitie visada laukia jų. Jau žino šitą sistemą, tuoj žiūrėkit išmes. Skanėstas. Nu, jin va bando panerti, bet jai nepavyksta. Ir dabar bus. Pykstasi jos visada. Va. Nebefilmuok jau. Jau nebefilmuoti? O ką pagavai? Nu parodyk ką. Ką pas šliaužą padarė? Ką? Jo. Tu žiūrėkit, kas darosi. Nu. Aš ir nufilmavau dar. Kažkas yra stipriau. Vis ryte varo taip sunkiau ir galūnė vis linksta labiau. Supratau. Ok, gerai. Nu, davai. Oi, taigi aš filmuoju. Atsiprašau. Nu, Labą dieną. labą dieną. Papasakok. Pirmieji mano. Šiandien atsivėrė čakras influenceris. Neiškabinu kablio. YouTuberį pasako, kaip jausmas. Čiup tą. Čiup tą. Atsikabinu vien. Šmukšt. YouTuberis. Ponas ešerys vadinasi. Visi ešeriai labai nustebę. Nauja ešerį skaudžiai. Žiek verk. Neverku. Seniai, tu pažiūrėk, kaip jie nustebę. Čia vadinasi nustebę ešeriai. Dar vienas. Žiek ir saidučių priktraukiai. Tai ant saidų mes čia reikia dėti, jeigu nečium. Ką mes daugiau turim? Ką? Ką daugiau turim? Daugiau turim. Pakėlimingų saidų. Ta atkabink iš karto. Dabar esam baisiausiam ir neįdomiausiam dalykė. Parodyk čia rankose. Va. Čia yra susipynę ramiaus ir kitos meškerės valai. Belen kokia čia yra makalinė. Mano darbas yra su šitais tvarkytis, nes tie puola prie kabliukų. Jei jo užkiptų. Ojojoj. Čia yra 2 valai, 2 meškerių susipynę. Aš tiesiog laikau svorį, ant kurio yra užkibusi žuvis. Vyrai dirba ten. O tos glušės, tavo ateinant į valą, nežinau ar matosi, va geltonos. Jos jį ima, žiūrėk, ir lesa. Nu tai paleisiu, aš svorį laikau. Aš nelaikau to valo, tas valas yra laisvas, jis iki čia datrauktas. Čia yra tik viena dalis valo. Čia yra smagiai. Auditorija. Hei!
oranžiniai dalykai. O, ešeriok. Tai kiek draugelių? Kiek draugelių? Baby. Primo, kaip tau negalim duoti rašinėti? Ai, laikas neina, palauk. Kaip čia filmuoja. Viniok. Pasakysiu. Žiūrėkė, be baimiai kokia. Davai dar kartą. Dabar taip. Davai, darai. Dabar taip, mokiniai! Jūs neklausat! Algos nekelsiu! Raus! Turim dar? Ne, lesa, tas kur. Tas ešerį les nufilmavau. Atsakau ant šito iš O raidės, kad negali šito būti. Nu dailiai. Ne, jau menkės aš jau nebenoriu. Jo, taip vaikai. Labas. Laikyk tokius. Lėčiau reikia neįstamti. Vis dėlto dar buvo pagautos 2 didelės menkės. Ir gerbėmieji, viskas, čia yra paskutinis iš šitų epizodų segmentų. Ramūnai, ačiū. Artūrai, ačiū. Galvoju, rašysiu dar vieną vlogą šaldymo kameroje esu. Jau kurį laiką buvau viduj, dėjau žuvį, likusią užšokuotą. Tai čia mes 3, va. Tiek ešerių dar prisigaudėm, susidėjom. Ir čia yra mūsų 3 dėžės. Dymau, prieš savaitę Donatas Motiejūnas čia buvo ir čia į tas pačias dėžės krovėsi. Tai čia ir čia. Mūsų visų po vieną, o šitos ešeriukus dalinsimės. Nes dalinasi kompanija ekipažas. Buvo toks momentas iš šaldymo kameros. Yra viena paranoja, nes tu įeini vienas. Ir jeigu užstriktum, gali mirtinai sušalti. Nu juokauju, šiaip ryšys veikia, visų telefonus turim, tai tikrinam, ar išeisiu. Pavyko. Čia kompanija pakoja savo reikalus. Aš su kamera išvarau iš šaldymo kameros. Nu va, savininko komplimentas. Papulsi į kadrą. Už gerą darbą. Šį vakarą vakarieniai krabiukai. Viskas. Paskutinis vakarėlio plaukimas vis dėlto dar įvyks. Man reikia varyti jūros vandens parvežti jį. Man reikia dar jūros vandens parvežti katilą. Varau vienas. O ten. Smagu. Reikia gero jūros vandens, nes čia būna plauna su skalbinių milteliai visokie išbėga. Nu jie tipo jūrai gerai, bet maisto gaminti jį gal negalime. Tai reikia biškį paplaukti, kad pagauti to gero jūros vandens. Kai smagumėlis. Kateliu. Vienas pats! Tai malonumas. Gerai, stabdomės. Atliekam darbą. Reik šitą bliūdo vandens prisiimti. Nebus čia sudėtingas darbas. Viskas, vandenuko yra. Lygiai taip pat, kaip turi galę ir išvirtęs vanduo, ne ten pastatytas. Fail! Nepasvėriau. Pripilta padaryti reikalai. Biškį kartais galim nusibūdyti. Velniai! Eik tu savo, tai kas čia bus dabar?
Tu pažiūrėk. Čia neįprastumai. Vakaro krabių. Skaniai atlaužta. Čia yra purvinas. Vakaro krabas. Purvinas daiktas, sakai? Čia mes jau po kepsnio, nekreipkite dėmesio žiūrovai gerbėmėjai. Jeigu komentuosi apie šitą, tai jau jūsų problemos. Pirmą kartą gyvenime ragausiu. Karališkas krabas, man atrodo. Gali koks iš aštrus? Kaip kaktusas. Čia valgoma? Viskas, kas balta, tas valgoma. O tai kai jis nelūžta? Visas daug valgomas yra. Aik, tu įsidūriau. Gerai, skanauji. Buvo kelios dienos, kur labai smagiai buvo pastebėti neįprastų dalykų. Kaip tik prie salos būtent mūsų savaitę atplaukė banginiai. Ir jie čia apsigyveno beveik visą savaitę. Man žmona rašė žinutę, kai aš jai papasakojau, kaip mes matėme iššokantį banginį nuo mūsų valties 50 metrų. Didžiulis banginis iššoko ir šalia taip krito. Vaizdas įspūdingas. Dabar panaudosiu turbūt keletą kadrų, kur nufilmavo čia vietiniai ir su Royal Dreamfish įsikėlė video, tai naudoju jų video, kaip tie banginiai čia mėgaujasi buvimu. To vaizdo, kurį mes matėm, vos keli metrai nuo mūsų katerio išsiverčia tokio dydžio banginis, aš jums parodyti negaliu. Bet, kaip sako, laimingi tie, kurie tiki nematė. O tas vaizdas liks mūsų akyse turbūt visam gyvenimui. Didžiulis. Apkerpėjęs, pašoka ir... Įspūdinga. Bandau atsakyti visiems kylančius klausimus per video, nes dažnai užduodat komentarų, kur žvejojai, ką žvejojai ir kaip žvejojai. Ir dažniausias klausimas yra lietuviškas klausimas. O kokia kaina? Kainavo mums šitą kelionę ir čia apsistoti ir pabūti 6 žmonėms kainavo apie 3600. Tai yra 600 žmogui. Atrodo ne taip ir brangiai, bet reikia pasverti vieną dalyką. Į katerius, priklausomai kiek tu plauksi toli, o mes kelias dienas tikrai toli plaukiam, tai kurą piliesi pats. Čia yra degalinė, prisipili, juos susidedi pats ir kiekvieną dieną kiek išnaudoji, pripili papildomai. Tai kuras. Maistas, jeigu važiuojat šešiese, rekomenduočiau vieną dalyką, kurį mes labai gerai padarėm. Jau Lietuvoje susipirkom labai daug maisto ir pirkom viską bendrai ant 6 žmonių. Ir turi būti vienas gamintojas. Mes tokį turėjom. Artūrai, žinau, kad žiūri video, šautautas tau. Maistukas buvo perfekt. Artūrai šautautas dėl to, kad kiekvieną dieną jis mums pusryčius pagamindavo ir pagamindavo vakarienę ar pietus, kurios valgydavom jau vakare, grįžę po kelionių. Buvo eksperimentų, buvo šviežios menkės, oto. Tai 600 bendrai žmogui išėjo tik išsinuomoti. Kuras, kelionė, kelionės nakvynės. Bendrai, sakyčiau, turbūt iki 1500. Tai ar verta? 100%. Ar brangu? Emocija, kurią čia gauni, pinigais nenusipirksi. Tai aš negaliu pasakyti, ar brangu. Man patiko, kad visą laiką yra diena. Aš galėčiau būti tas žmogus, kuris gyvena be nakties. Ir taip čia buvo trečioji dalis. Žiauriai dėkui visiems, kurie žiūrėjot. Žiauriai smagu buvo daryti šitą filmą. Dar smagiau buvo būti Norvegijoje ir žvejoti. Tai tokių išvykų, manau, ateityje tikrai dar bus. Faktas, kad darysiu video. Ačiū visiems, kurie prisijungėte prie subscriberių, Coffee ar Contribui. Ir jau netrukus pamatysite naują žvejybos epizodą, kur dar niekada nesu karpedęs. Pirmieji, aišku, visus šitos epizodus pamato Contribui ir Coffee. Ačiū jums ir iki kito video.